Tęsiame toliau mūsų pokalbį apie MyVolt galimybės ir šį kartą kalbam apie galimybės verslams. Labas, Gintauta. Labas, Žaneta. Malonu, vakar kalbėjom apie galimybės pirkėjams, šiandien verslams, beje, tie, kas nematėte vakarykščio laivo, kviečiu pažiūrėti ir įkelsiu taip pat nuorodą. Na, o šiandien mūsų tikslas yra išsiaiškintas galimybės susijusias su verslais. Bet kas jungiasi čia pirmą kartą, porą žodžių galbūt vis dėlto prisistatykim. Tai Gintauta yra MyVolt vizionierė, Laikonet rinkodaros specialistė, plėtros specialistė ir, dažniausiai bent jau taip girdžiu ją save pristatant, bet galbūt dar nori kažką praplėsti prie viso to. Kas tu esi? Apie ką tu esi? Aš esu apie gausą. Yeah! Tu kalbi apie gausą ir aš kalbu apie gausą. Aš kalbu apie finansinę gausą. Ir žinai, taip, jeigu porą sakinių, tai būtent tas, kaip sako, o kokia čia tavo verslo misija? Tai mano verslo misija yra žmonėms duoti žinojimą, kad perkant kasdieninės prekes ir paslaugas gali susigrąžinti dalį pinigų atgal. Apie tai mes kalbėjom vakar. O šiandien mes kalbėsime apie gausą verslams. Nes verslai MyVolt bendruomenėje turinčioje lojalumo programą, jie gali gauti taip pat gausą. Tai yra gauti reklamą, per kurią gali pritraukti papildomus klientus. Ir jie gali būti netgi iš 57 šalių. Ir aišku, kuo daugiau klientų, tuo didesnės apyvartos. Kuo daugiau reikia. Bet šiandien būtent ir norisi dar daugiau tokių detalių sužinoti iš verslo pusės. Aš pati beje Perkurk save, Akademija Perkurk save, taip pat esu MyVolt partneris, su verslu atėjusi ir aišku, kaip pirkėjas lygiai taip pat. Tai man žinoma ir šita dalis, bet labai noriu, kad sužinotų daugiau ir visi tie, kurie dar ne MyVolt, ne su MyVolt. Tai aš užduosiu keletą tokių klausimų, kurie yra kaip verslui galbūt aktualūs. Ir mes gal gebėsim praskaidrinti, kaip sakoma, aiškumo įnešti žmonėm. Tai verta čia, ar neverta, ar apsimoka, ar neapsimoka, nes tu sakai, kad su MyVolt apsimoka, tai išsiaiškinsim, ar tikrai. Tai galbūt ir pradėkim nuo to, sakykime, aš kaip verslas ateinu, ar ne, visiškai nedaug ką ten girdėjusi, žinau, kad yra ten tokia platforma, apjungianti pirkėjus ir pardavėjus. Ir tai kodėl čia apsimoka? Tai dabar vienas momentas, kurį jau ir paminėjau, ar ne? Ir aš klausimus net iš karto verslam, jeigu dabar klauso arba klausys, noriu paklausti tokių porą klausimų. Ar jums reikalinga reklama? Ar jums reikalingi papildomi klientai? Tai visada reikalingi. Atsakymas, jeigu yra taip, nes jeigu taip atvirai kalbant, iš mano patirties 15 metai aš dirbu šitoj kompanijoje rinkodaros specialistė, taip, yra verslų, kurie sako ne. Sutinku, kad yra verslų unikalių, kurie neturi konkurencijos, bet tai yra vienetai. Ir dažniausiai, jeigu verslas man sako ne, ir aš pasižiūriu jo socialinius tinklus, kad jis perka ir, sakykime, tą pačią mokamą reklamą ir taip toliau, tai gaunasi, kad verslas meluoja pats savo, kad jam nereikia reklamos ir papildomų klientų. Ir aišku, čia kiekvieno verslo pasirinkimas, bet jeigu aš šiandien dienai žinau, kad aš galiu duoti tokią galimybę, reklama ir ne vienas kanalas ir papildomi klientai iš šitos bendruomenės. O kaip minėjome jau mes ir vakar, aš dar šiandien pasikartosiu, kad MyVolt tai yra platforma panaši, kaip būtų, sakykime, Booking.com žino visi. Bet Booking.com jungia tik viešbučius ir klientus. O MyVoltas irgi yra platforma ir MyVoltas yra jungtis tarp verslų, įvairių prekių ir paslaugų su juridiniais statusais įvairiais, tarp verslų, kurie gali būti fiziniai partneriai arba internetiniai, jungtis tarp verslų ir pirkėjų. Ir tai yra bendruomenė, kitaip sakant, pirkėjų pardavėjų bendruomenė. Šita platforma veikia 57 šalyse, turi savo lojalumo programą, tai mes ir kalbėjom apie vakar naudas ar ne pirkėjams,
Dabar kalbam apie naudas pardavėjams šitoj lojalumo programai. Ir jeigu verslai gali tai gauti, ir šiandien dienai, juo labiau, kad rinkodaros specialistai turim netgi dovaną verslams. Nes įprastai verslui tapti partneriu MyVault lojalumo programai yra vienkartinis mokestis. Vienkartinis visam laikui. Lietuvoje tai kainuoja 399 eurai. O šiandien dienai rinkodaros specialistai kai kurie turi referalinius kodus ir gali padovanoti kodą verslui ir verslas moka 0 eurų. Tai pasidovanojam, kaip sakoma, ar ne, 399 eurus. Ir galima tada kreiptis į tuos rinkodaros specialistus, o kaip juos atpažinti, kas jie ten tokie. Kad aš galbūt čia aišku, nes mes einam į laivus, o kaip tuos kitus pažinti, kaip žinoti, ar jie turi ar neturi. Ir yra, jeigu rinkodaros specialistai dirba, tai jie ir išneša šitą žinią. Ir aišku, verslai juos ir sutinka. Jeigu dabar žmonės klausys šitą video, tai aišku, jeigu jiem yra interesas, tai jie taip pat susisiekia su tavim, ar su manim, arba su žmogum, kuris šito video pasidalino ant savo Facebook'o sienos. Nes jeigu ant savo Facebook'o sienos pasidalino žmogus šito video, vadinasi, jisai taip pat yra rinkodaros specialistas. Ir tiesiog tada galima susisiekti, pasigilinti daugiau tą informaciją, bet žinai, man tas yra didžiausias malonumas, kad šiandien dienai, kai kalbi verslui, ateik, pasimsi reklamą ne vieną kanalą, klientus, aišku, aš negaliu pažadėti, kad iš karto lietus klientų bus. Ne, tai yra procesas, ar ne? Yra bendruomenė, auganti bendruomenė, aišku, ir tie patys pirkėjai. Žinoma, mes mokom pirkėjus, kad jie, jeigu kažkokios prekės reikia ar paslaugos, kad jie pasižiūrėtų, kokie yra partneriai, ar ne, kad būtų lojalūs mūsų pardavėjams. Tai va, tai jeigu visą tai galima gauti ir be jokios rizikos, nes čia yra vienintelis dalykas. Jeigu verslas ateina kaip partneris į MyVault, žinoma, jisai sudarant sutartį, sutarė su MyVault'u kažkokį tai procentą, kuris bus grąžinamas MyVault'o pirkėjams. Kad pritraukti klientą, nes verslas vis tiek turi būti kažkuo patrauklus, ar ne? Ir tikrai, kalbant apie verslus, jie ieško būdų, kuria įvairiausias patys lojalumo programas, nuolaidų programas, žodžiu, visokių būdų galvoja, kaip pritraukti klientą. Tai čia verslas tą ir gauna, kad jis yra patrauklus, nes jis MyVault pirkėjui duoda kažkokį tai procentą atgal nuo jo pirkinių. Bet čia vėlgi yra momentas. Ir atsakymas, sako, tai negi taip už 0 eurų aš viską gaunu. Tai verslas už reklamą sumoka tada, kai ateina pirkėjas iš MyVault lojalumo programos. Jeigu pirkėjas atėjo, jo nuo tos sumos sutartą procentą sumokėjo. Jeigu neatėjo pirkėjas, verslas nieko nemoka, bet jis vis tiek turi reklaminės naudas, reklaminės platformas, reklaminius kanalus. Žodžiu, mokam ne už reklamą, arba už reklamą susimokam, kai yra rezultatas, ar ne? Tai kitaip sakant, mokam už rezultatus. Taip, va čia yra labai šaunu, nes ne į orą pinigai išmėtomi reklamai. Kaip tikrai yra labai daug reklamos rūšių, kur tiesiog verslai moka, o to savo tikslinės auditorijos nepritraukia. Negauna pirkėjų, bet vis tiek pinigus už reklamą leidžia ir juos didelius leidžia. Ir žinai, dabar, kadangi, sakykime, šiuo metu esu Lietuvoje, tai tikrai teko nemažai pabendrauti su verslais, nes ir pati matai, aš praktiškai kaip rinkodaros specialistas irgi dalinuosi ir vos ne kiekvieną dieną vis turim naują partnerį. Ir tikrai tas partnerių skaičius su kiekviena diena jisai didėja. Ir va dabar čia visai neseniai prieš 10 minučių Marijampolėje susirašėm su 2 vaikinukais, kurie irgi turi verslą ir Marijampolėje susitikimas. Iš tavęs gaunu žinutę, ane žmogus iš Biržų irgi sako, aš irgi savo verslą norėsiu registruoti. Esmė yra ta, kad tai yra, jeigu žmogus suvokia, ką jis gauna ir juo labiau, kaip sakau, labai smagu, kad tos rizikos jokios nėra, ar ne, nėra ištaškytų pinigų veltuje, ne, nes ir taip smulkiam ir vidutiniam verslui nėra lengva.
pripažinkim, ypač Lietuvoje, nu, tikrai ir ta pati mokesčių sistema, ar ne, ir konkurencija, ir valgo tuos smulkiuosius verslus, tai čia vat verslam yra būtent galimybė gauti, pastiprėti, padidinti apyvartas, išsilaikyti tam toj mėsmalėje ekonominiai, sakykime, netgi taip grubiai sakant, ar ne? Tai va, tai iš tikrųjų labai yra smagu, kad galime ir šituo metu, juo labiau, kai dar turim tą referalinį kodą, kur 0 eurų. Aš nežinau, kaip ilgai mes juos turėsim tuos referalinius kodus, bet šiandien dieną jie yra, tai va tiesiog verslui nepasinaudoti. Nuodėmė. Gerai. Nu, žiūrėk, man vis dėlto dar kyla toks klausimas, nu ar tikrai nėra ten kokių nors paslėptų dalykų, nu maža ką, ar ne, ar nebus kažkokių papildomų išlaidų, kai aš ateisiu, va, sakykime, su savo verslu, nu kažkas, nes aš jau čia esu, bet kažkas, ar nebus ten, kad neišlys kyla iš maižo kažko. Gerai, dabar jeigu kalbam, tu vaidini tą nežinantį nieko, ne, ir klausi, tai aš iš karto atsakau, ne, niekas neišlys. Ir tu pati tai žinai, nes čia esi jau 1,5 metų su savo verslu, nes tikrai jokių mėnesinių mokesčių nieko tikrai nėra. Verslas vienintelis tai yra sąlyga, kad kai verslas tampa partneriu, metus laiko jis turi išlaikyti partnerystę, nes, nu, logiška, ar jeigu nepabuvus metus laiko, ar tu iš vis gali įvertinti kažkaip tai tau gerai ar blogai, veikia, neveikia, ar ne. Tai va, bet po metų laiko verslas, bet kada, jeigu jisai tikrai nepatenkintas, nors tokių, aš nežinau, vienetai turbūt yra, kurie, jeigu tu nieko nemoki, jeigu turi klientų negauni, jeigu jis neteina, tu nieko nemoki už tai. Tai kodėlgi neturėti tą savo reklamą ir kodėlgi jie nepasinaudoti, nes juo labiau, kad yra 5 kanalai, verslas gauna savo vizitinę erdvę, MyWalt programoje, kuri prieinama pirkėjam iš visų 57 šalių. Vizitinėje erdvėje jis gali talpinti iki 50 nuotraukų. Jo logotipas, aprašymas ne viena kalba, 100 paieškos raktinių žodžių, jie gali būti ne viena kalba. Jeigu tai yra, sakykime, restoranas ar grožio salonas ar spa, gali būti įkeltas iš karto kainininkas visas, ar ne? Tai turėti tai ir tai, aš, pavyzdžiui, gyvenu Airijoje, jeigu man reikia kažko Lietuvoje, aš atsidarau Lietuvoje, per MyWalt atsidarau Lietuvą, aš išsifiltruoju miestą netgi, arba prekę, arba paslaugą, kurios man reikia. Ir aš būdama Airijoje, pavyzdžiui, man reikia gėlių, ar ne? Aš, sakykime, noriu pasveikinti Žanetą, greitai gimtadienis ir, pavyzdžiui, jeigu aš Airijoje, ar ne? Tai aš ką padarau, aš atsidarau Lietuvą, išsifiltruoju gėlės, pasižiūriu internetu užsakymas, o jeigu ne, aš pasižiūrėsiu Palangoje arba Kretingoje arba Klaipėdoje, rasiu kontaktus visus gėlių parduotuvės, kuri yra MyWalt'e, ir padarysiu užsakymą. Tai kas atsitinka? Jie gauna tarptautinį klientą verslai tokiu būdu. Kitas momentas. Verslas yra talpinamas į MyWalt programėlę. Ir MyWalt programėlės dėka pirkėjas MyWalt, būdamas bet kuriam mieste, bet kurioje šalyje, jis visada mato 30 km spindulio aplink save prekybinės vietas, kurios yra MyWalt'o partneriai. Patogu, važiuoji kelionėje, nori pavalgyti, įsivedei maistas, tau parodys artimiausią partnerį, kur gali pavalgyti, tau reikia degalų ar ne, parodys degalinę. Tiesiog vėlgi yra patogu, tai čia vėlgi verslams, aš nesakau, kad kiekvieno verslo rūšis, ne, laukia to kliento iš programėlės arba gaus iš programėlės. Bet tikrai yra daug verslų, kur prekė arba paslauga reikalinga netgi tam pravažiuojančiam pirkėjui, ar ne? Tai va, čia vėlgi gauna papildomą klientą. O ką kalbėti, aišku, apie, yra ir MyWalt Instagramas, ir Facebookas, plus naujienlaiškiai visiems Lietuvoje registruotiem pirkėjam, o jų yra apie 150 000, tai yra dar reklaminiai kanalai, tai tiesiog. Ir aš žinau, kad atidarimo tas jų reitingas yra labai didelis, lyginant su daugeliu kitų verslų, tai va čia irgi galim pasidžiaugti apie 20%, netgi kai kitur vos kelių procentų kai būna. Taip. Liuks. Tai va šitas bent jau man patinka dalykas čia irgi labai. Tai dabar tada klausimėlis, kokie verslai apskritai čia galėtų jungtis? Ar čia taip jau, kaip sakant, visiems durys atviros? Taip, iš tiesų gali bet kokia prekė paslauga, aš visada juokauju, kad 3 malonumų negalim prijungti.
tai yra narkotikai, prostitucija ir ginklai, o visa kita gali būti čia, taip kad iš tiesų ir paslaugos, ir amatininkai, ar ne, nes ir tas pats juridinis statusas, jis gali būti verslo liudijimas, individuali veikla, individuali įmonė. Galiu pasidžiaugti vakar. Pavyzdžiui, vakar irgi užregistravome mūsų žinomos dainininkės Ekaterinos Fedorovos AIKA mokymų paslaugos, nes tikrai daug žmonių lanko, nori dainuoti, nori išmokti garsiai kalbėti ir aiškiai, ir ne. Tai va, yra pas ją būtent irgi mokymai. Tai va, irgi partneris vakar tik užregistruotas. Tai čia gali būti ir, sakykime, ir tas pats psichologas, ar muzikantas, ar renginių organizatorius, ar batai, rūbai, degalai, kepyklėlė, duona, sakykime, mėsinė su mėsa, ūkininkas, kadangi, sakiau, juridinis statusas įvairus, ar ne, tai, sakykime, gali būti ūkininkas, bitininkas, verslo liudijimas, individuali įmonė veikla, ABAS, UABAS, mažoji bendrija. Žodžiu, juridinis statusas irgi jisai gali būti bet koks. Ir tai gali būti ir fizinis partneris, ir internetinis. Tai va, tai taip, kad vėlgi, nes tikrai yra nemažai verslų, kurie turi internetinės parduotuves ir jas turi ne tik Lietuvoje, bet žiūri į tai, kad Europoje išsiplėsti internetinę savo parduotuvę išplėsti, tai irgi gali tiesiog naudoti savo internetiniai parduotuviai. Tai, žodžiu, labai, labai platu. Labai gerai, tai beje, matau prisijungusių žmonių, tai kviečiu irgi savo klausimus užduoti, jeigu tokių turite, arba vėliau kažkas kils irgi galite užduoti, mielai grįšim atsakysim. O aš tada dar klausimėlį tau turiu, ar mano verslas neturės kažkokių papildomų administracinių darbų, neapsikrausiu aš dar kažkokiam tai problemom. Kaip va čia? Labai dažnas klausimas iš verslų, nes žinoma, verslai ir taip turi ką veikti, ir ne, arba darbuotojus, tiesiog sako, vėl apmokinti dar kažką reiks. Tai iš tiesų labai smagu, nes viskas labai supaprastinta. Šiandien dienai, jeigu klientas, pirkėjas, sakykime, apsipirko, ar ne, ar ten paslaugą kažkokią gavo iš verslo, kuris yra MyWorld, jis tiesiog paima čekį arba kvitą pinigų, arba sąskaitą faktūrą, jeigu padarė pavedimu mokėjimą, arba pavedimo kopiją ir ją nuskanuoja. Pats pirkėjas per telefoną nuskanuoja. Jeigu užmiršo nuskanuoti, jo reikalas, jis prarado dalį pinigų, kurie jam gali sugrįžti. Jeigu nuskanavo, pardavėjas gavo pranešimą į elektroninį paštą, pasižiūri, aha, tikrai čia yra mano kvitas. Jeigu pardavėjas to nepadaro, patikrą padaro MyWorld ofisas ir tada verslas gauna sąskaitą faktūrą tam sutartam procentui, kurį sutarė su MyWorld darydama sutartį. Ir ją apmokėjo. Ir ta sąskaita, jinai traukiama kaip išlaidos už reklamą. Buhalteriškai, tai yra tas procentas, tai yra išlaidos už reklamą, jeigu žiūrint į verslo buhalteriją. Ir žinai, aš dabar iškart dar irgi noriu ką pasakyti. Kadangi Lietuvoje, kaip minėjau, kad tikrai paskutiniu metu nemažai tenka pasidarbuoti, ir girdžiu iš verslų, kad jie naudojasi, pavyzdžiui, gera dovana. Gera dovana irgi yra mūsų partneris, ne? Iš MyWorld. Bet aš dabar kaip palyginimą, kada verslas deda savo paslaugas ar prekes per gerą dovaną, kas atsitinka? Visų pirmiausia, jis iš karto pinigų negauna, nes klientas pinigus sumoka gerai dovanai ir gera dovana pasilieka savo atitinkamą procentą ir gana nemažą ir likusius pinigus perveda verslui ir dažniausiai tai būna tik mėnesio eigoje. Kai čia žmogus gauna, tai yra verslas, atsiprašau, gauna visą sumą, tiek, kiek kainuoja jo prekė ir paslauga į savo rankas ir jis dar netgi apyvartinėse lėšuose turi tą procentinę dalį iki to momento, kol jisai verslas gaus sąskaitą faktūrą iš MyWorld. Tai va čia irgi svarbu, nes tikrai yra verslų, kur prekė ir paslauga nėra pigi, ar ne, ir turėti savo kišeniai dešimtis, o gal net 100 eurų dar turėti apyvartoje, pusę mėnesio, gal net ir mėnesį laiko,
tai yra verslam labai svarbu, nes kiekvienas euras apyvarto jisai generuoja pinigus. O kiek čia maždaug MyVold, koks tas procentas yra, sakykime, kaip verslas, nuo ko čia priklauso? Jo, tai priklauso, žiūrint, sakykime, kokios prekės ir paslaugos yra 6,5% arba 8,5% arba 10,5%. Tai yra ne mūsų sugalvota lentelė, tai yra iš kompanijos gauta maržų lentelė. Tiesiog, kad vėlgi čia dėl to, kad būtų išsaugoma, sakykime, tas vienodos sąlygos, ar ne, pagal prekes ir paslaugas ekonomiškai, kad verslai būtų lygiaverčiai, sakykime taip, ar ne, ekonominio atžvilgio platformai. Tai aš tai galiu paminėti, pavyzdžiui, jeigu tai yra kažkokia tai ekologiškas maistas arba aplamai maisto prekių parduotuvė, ar ne, maistui dažniausiai yra taikoma 6,5%, restoranai, kavinės, grožio, sakykime, sritis, ar ne, įvairios paslaugos, tai būna 8,5%. Na, ten jeigu rūbai, sakykime, kažkokie tai yra vyriški, moteriški aksesuarai, tai dažniausiai būna jau 10%, 10,5%. Tai va, tai čia tiesiog reikėtų pasižiūrėti maržų lentelę, nes, na, tikrai pati irgi žinai, labai smagu, kad ar ne, turime ir vakar džiaugiasi viena moteris, kad iš naujo partnerio gyvūnų svajonės, ne, irgi užsakymas didžiulis, kurį netgi nesiuntė per paštą, o pats savininkas atvežė, nes tam pačiam mieste gyvena. Žodžiu, žmonės perka, džiaugiasi, nes jiem grįžta dalis pinigų atgal. Ir labai smagu, nes tikrai tas pardavėjas gavo papildomą klientą, kurio abejojo, ar jisai būtų jį turėjęs. Tai va, tai tokie momentai, nu, labai smagu, kai ir pirkėjai pasidžiaugia tuo, kad, o, kaip faina, pirkau, grįžo, ar ne, ir dar, kai, be kita ko, dabar irgi dar noriu pasakyti, labai smagu, nes tiek pirkėjai, tiek mes rinkodaros specialistai juk džiaugiamės. Ar mes nuėjom pavalgyti, ar kažką nusipirkom, ar naują partnerį užregistravom. Tai irgi juk darom, ar ne, įvairią medžiagą, ten ir video, sakykime, ar postą su nuotraukom, džiaugiamės socialiniuose tinkluose, dalinamės. Tai čia netgi neįeina tai į mūsų jokias pareigas, bet tiesiog, kadangi mes esam bendruomenė, norisi dalintis tais gerais dalykais, ar ne, ir verslui smagu, kad apie jį kalbi, ir žmogui smagu, nes jis išgirsta, vau, kaip fainai, net ir nežinojau, ar ne, kad čia turim tokį partnerį. Tai va, tai čia ta bendruomenės jėga ir yra, kad mes būtumėm tikrai ta nuoširdi, draugiška, tvari, saugi bendruomenė, tokia vat visom prasmėm, ar ne, ir stabili bendruomenė. Tai aišku, dar verslam, norėjai klausimą turbūt? Ne, aš tai galvoju, čia apie tą bendruomenę galbūt to pačiu galima ir užsiminti, kur ta bendruomenė, sakykime, susitikimai kažkokie galbūt numatyti yra jau dabar. Taip, yra bendruomenės susitikimai ir mes susitinkam būtent vieną kartą per mėnesį, tai yra antras mėnesio antradienis, rytais 10 valandą susitinka mūsų verslai, verslų savininkai, kas gali, Zoom'e. Vėlgi verslai, aišku, pristato save, pristato savo prekę, nes juk ir tu pati net žinai, kad dažnai mes matom logotipą. O kas už to logotipo? Tai dėl to irgi raginam verslus, kad jie prie savo prekinio ženklo prirašytų bent žodį ar du, papildomai netgi, ar ne, kad žmogus suprastų apie ką. O šitie susitikimai irgi yra tam, kad sužinoti, kas stovi už to prekinio ženklo, kokia prekė, kokia paslauga. Žinoma, labai smagu, nes visada dalyvauja ofiso atstovė, kuri duoda daug pasidalina vertingą informaciją verslams, nes verslai, kada tampa partneriais, jie gauna ir darbo įrankius savo paskyroj, išlaikyti tam esamam klientui. Tai yra labai svarbu, arba, sakykime, naujo kliento registracijai ir daryti plėtrą MyVoldo bendruomenėje. Tai yra tikrai daug vertingų įrankių verslams ir mes kalbam apie tai. Tai mūsų dabar artimiausias Zoom'e susitikimas bus kovo 12 diena, ryte 10, nuo 10 iki 11:30. Galima verslams ateiti pabūti svečiais. Jeigu verslas galvoja, net ir nežinau, gal būtų įdomu, tai tikrai susisiekite irgi su mumis arba su rinkodaros specialistu, kuris, kaip minėjau, dalinasi šituo video. Gausite Zoom'o nuorodą, ateikit, pamatysit, kaip veikia tie mūsų rytmečiai susitikimai. Beje, praeitas kartas irgi buvo susitikom, 2 viešnios ir abi 2 viešnios jau tapo partneriais su savo verslais, labai džiaugiuosi,
miniplans.lt ir gastrobaras. Tai va, tai iš Subačiaus, tai žodžiu, labai smagu ir va tokiu būdu ir dar mes turėsime gyvą susitikimą. Va, šitą Balandžio irgi 5. noriu. Nes būtent mes ne tik tai per Zoom susitinkam, mes susitinkam dar ir gyvai. Taip. Aplankom partnerius tuo pačiu ir vieni apie kitus dar labiau sužinom. Būtent, nes paskutinis mūsų susitikimas buvo būtent Birštone Royal Spa Residence Birštonas. Ten susitikimą turėjom gyvą ir tikrai apie 100 žmonių išnešė žinutę jo apie partnerį. Dabar susitiksime Rusnė Vila, Rusnėje, irgi mūsų partneris, ir ten rinksis dabar būtent verslų savininkai. Ir vėlgi numatomas renginys, minimum 70 žmonių. Tai prašau vėl, kiek žmonių pamatys Vila Rusnė. Ir turėsim ir gerą laiką, ir aišku, informatyvų laiką turėsim, nes tiesiog ir pažintinis laikas bus. Taip, kad iš tiesų... Va, tai yra tuo pačiu kaip ir tinklaveika, ar ne, ką mes čia žinom, šitą networkingas. Tie skambų žodžiai, bet tai yra irgi apie verslų bendruomenę. Taip. Va, tai mes čia tuo pačiu kuriame ir verslų bendruomenę, tai kviečiam. Ir iš tiesų, jeigu dar kyla klausimų, ar verta ar ne, aš manau, kad čia jau mes labai daug išsiaiškinom ir šiandien, ačiū tau, Gintaute, tai galbūt dar tik tai paskutinius akcentus uždėkim, tai jeigu jau nusprendžiu, kad verta arba galbūt turiu dar papildomų klausimų, ką man tada daryti? Tai susisiekti su tavim, ar su manim, ar su žmogum, kuris dalinosi šituo video. Ir dar kartą sudėliot akcentus praktiškai, kadangi mes dabar tai darėm diskusijų formatu, ar ne šitą pokalbį, bet jeigu atėjus pas verslą, aš galiu pažadėti, kad verslo savininkas sugaiš maksimum 15-20 minučių tam, kad gauti visą išsame informaciją. Ir aš darau konsultacijas ir pati įvairiai, ir telefonu, ir Zoom'e, ir gyvai, ir tai yra trumpai ir aiškiai, ir jeigu verslas tikrai, aišku, nesu dievas, bet galiu duoti informaciją. Ir kodėl sakau nesu dievas, nes iš pokalbių, po pokalbių apie 90% verslų sako taip, todėl kad supranta, kad tai yra rizika 0, o vertė didžiuliai verslam. Tai va, apsimoka, rezume. Dėkui, Gintaute, ir tada mes gal tuo pačiu galim pakviesti ir į rytojaus susitikimą, nes dar mūsų pokalbiai nesibaigia. Rytoj 15 valandą, trečiadienį turim dar vieną pokalbį ir galbūt gali irgi porą frazių užmesti, apie ką tai bus. Tai bus apie naujausią mūsų kompanijos projektą ir projektą, kuris būtent suteikia galimybę įdarbinti mūsų kasdieninius įpročius. Dar kitaip sakant, ekranus savo namuose, tai yra televizoriaus ekraną, kompiuterio ekraną, planšetės ekraną ir uždirbti pinigus iš to. Tai mes rytoj apie tai ir pakalbėsim. Tai va, mylėjai, jeigu turite televizorių, jeigu turite kompiuterį, nes jeigu žiūrite mus, tai aišku, turite kažką tokio, tai kviečiam prisijungti ir sužinoti daugiau, kaip juos įdarbinti, neįdarbinant savęs ir dar nuo to uždirbti. Dėkui visiems, dėkui Gintaute ir iki rytojaus. Iki rytojaus. Ačiū visiems, kurie žiūrėjot, žiūrėsit. Iki. Iki.